jokiais būdais neimti jokių narkotikų. Kostiumus šiaip nesu kostiumų būna. Bet pagalvoju, kad rimtas svečias reikia kostiumų apsirengti. Tai aš dėl to pagalvojau, kad Maikį užsidėsiu su treninginiam kelniam. Kadangi iš manęs tikisi rimtumo visada, tai galvoju, tokio biškį laisvumo įnešti. Sportiško azarto. Bet ir per savo podcastą taip apsirengęs su Maikiu. Nes, rimtas podcastas, ne juokauti susirenkamės. Šnekam apie politiką, apie geopolitiką, apie akvapolitiką. Sveiki, sureliai, taip užsirašęs. Visų mūsų gyvenimą, visų pusę apie surelius. Bent jau man, kai kur apie proteinus. Kartais. Iš dalies. Vieną kartą į mėnesį, du kartus į mėnesį aplink proteinus. Kai nuolaidos ir šiandien beje nuolaidos kodas Tonki. Tai šiandien pas mus Mantas Tonkus. Sveiki, Žilvinai. Visuomeniai žinomas Tonkaus pseudonimu. Ar kažkokį kitą pseudonimą. Stonkus, Žemaitis kartais ten pristato vyresni žmonės. Žemaitis mūsų. Sumaišo su Žemaitaičiu. Su žemaitukais. Galvoju, kad vien su žemaitukai esu. Paskui kaip dar mane vadina. O tas kurva. Žiūrėk eina. Ja, tai daug kelio jau nuėjai savo karjerą ir džiaugies, kad karjeros pikiu tokį laidų patikai. Aš galvojau, kad dabar man yra kaip tik ne pikas karjeros, o dabar toksai stagnacija truputėlį. Galvoju, nuo čia atsispirti į jaunimo rinką sugrįžti. Heito gauni. Labai daug, aš net paskaitau komentarus. Net pats rašai man heito komentarus kartą. Ta anketa Aldonai ne mano ir tai aš paskaitau ir išreitingavau pagal blogiausius komentarus. Skaudžiausius. Ja, pirmus pydarus būtų, ne? Bet čia toks klasikinis. Žemaitijos gėdų daug kas rašo. Tada kakalas kažkas parašė. Kakalas? Čia koks telebimbam būda narys. Tokius žodžius gali tik tai naudoti. Kakalas, šikals, bezalūnų, atskalūnus. Tada pidaros parašė, čia už suklaidą pidarus norėjo gal sumaišyti. Tas, kur ant karoso ėjo, žinai, kur galvoja, eisi ant karosiukų ir reiks Tonkui dar parašyti, kad pidaras ir parašė pidaros. Ir dar bareikis kažkas rašė. Čia neįžeidimus čia. Kaip jauties, kai šiaip būdamas, nežinau, ar kas atsimenu tavo karjeros pradžią, būdamas Šudašelmiu mažiau heito gaudai. Dabar daug, kaip jauties, kai daugiau pasiekiu, daugiau heito gauni. Tai nieks nežiūrėdavo tos laidos, nieks nežinodavo ir neheitindavo. Jeigu žiūrėdavo ten 3 žmonės, 3 vaikai, tai... Aš žiūrėdavau. Tu žiūrėdavai? Ja. Ar norėtum grįžti tos MTV laikus? Norėčiau, iš tikrųjų norėčiau turėti tokią laisvę, kokią turėjau tada, šnekėti, ką noriu, daryti, ką noriu, tiesioginiam eterį ir net ne internete, o televizijoje. Tai nesutvarkysi. Tai norėčiau. Galima sakyti, kad tave tai užkabina daryti šou biznį? Kaip pradžia buvo MTV? Pirmas mano šou biznį užkabino daryti intervius su bomžu. Tai jį pašnekinau, ką jis atsakinėjo, aš sinkinau tuo pačiu metu atsakymus. Tarkim, klausimai. Kiek uždirba? Dar kažką. Ką va? Galima užsidengti, bomžas papkės neturėjo. Tai šitą padariau ir nuo to prasidėjo mano karjera. Tai ačiū tam benamiui Mantui, beje, jo vardas. Tai pankų tėvas. Dėkoju pankų tėvui už mano karjerą. Pagyrė kažkas, sako, fainai, juokingai ir nuo to ir pradėjau.
Ten buvo Head of the Time gal contents. Ne? Tuo metu nieks nevertino. Niekas nedarė tokius dalykus. Jo, nes aš atsimenu, čia ne per seniausiai buvo, kad per COVID, kad iš kurjerių pasityčiai ir visi labai apsivergė, kad negalim tyčiotis. O dabar visi iš kurjerių tyčias, kad ten babai. Bet aš dabar sakau, negalim tyčiotis. Čia yra mūsų superherojai. Jūs įliptumėte jų batus, kai jiem reikia ten nuvežti daiktą. Pažiūrėčiau, Kai reikia kas picos, Nu, to žmogus. jo. Bet jo, daug heitų sulaukia kurjeriai. Ten mašiną pydaras pastatė kažkur, kur tie kurjeriai. Su autobusiuku visą laiką nardo po Vilniaus gatvėm. Kas? Kurjeriai. Kur šaligatviais važinėja greičiausiai su motoroleriais ir motociklais, tokiais dviratukais elektriniais. Kas? Indai. Kurjeris dirbi. Nu, to prasme. Su indais tašiai turėjau meni. Vienkartiniai Jo. indai. Bet dabar irgi su daug apikstas. Tavo laidą tai apie... Ne tavo, bet tavo. Ne mano, draugė. Vytautą. Vytautas. Personažas man. Ten su Daina bosas. Dianai, man atrodo. Diana. Ar Daina? Gal Diana. Daina galbūt. Su kuo dar galėtum susipykti? Poi, Aš su Ąžuolu Mickevičium galėtum susipykti. neatlaikyčiau jaučiu konfrontacijos tokios. Kvepalų bangos. Jo. Primena jis man Fragrance Guy toksai ir kur TikTok kelia. Ten tais džinsais. Šiaip dainuoja jisai gražiai, mačiau. Kaip Patricija dainą išleido. Tai nenoriu aš su niekom pyktis. Aš iš vis net nebandau su niekom pyktis. Aš tik bandau, net ne aš, o Vytautas bando pasijuokti, pašaržuoti tiesą ir žmonės labai įsižeidžia. Tai tie, kurie įsižeidžia, su tais iš vis net nenori nieko bendro turėti gyvenime ir siūlyčiau kitiems žmonėms su tokiais neturėti nieko bendro, nes jie yra pavojingi visuomeniai, nes neturi humoro jausmo. Bet šiaip ar galėtum, ar įsivaizduotum, pavyzdžiui, kad susipyks su Katleriu, galėtų situacija tokia mūsų. Tai, kad čia beveik, žinai, kaip su Katleriu yra, mes su Rolandu viską darom, kad tik tai jisai būtų laimingas, nes jisai kai pajaučia, kad mes jam per geri esam, jis pats pradeda provokuoti, bet mes išvengiam konfliktą, nes jaučiam, kad nuo jo karjera mūsų priklauso. Jis neliks tada nei podcast'o, nei arenų, nieko nebeliks. Tai nesąmonė su Katleriu pyktis. Ir iš tos pusės. Kvaps patinka. Senas šitas. Šitas pasibaigęs jau. Man kažkaip kaip kvepalai, man atrodo, kad jaustas. Su Cololo galėtum susipykti. Kada? Kaip jauties? Dabar solo pasileidai ne per seniausiai. Jo. Kaip jauties, kai iš vieno solo pasirodymo uždirbi daugiau nei aš iš viso turą? Aš tai gerai jaučiuosi. Kaip tu jauties? Kur reikia dėti tos pinigus perteklinius? Aš turiu 2 šeimas, kuris reikia išlaikyti. Tai ten. Tai ten, žinai, kažkur pasidengi, ten nusimeti biškelį. Ten kažkur kažką. Taip įdėlioju. Nes daug tikriausiai nereikia pinigų, kai turi nuolaidų visur. Bet neturi nuolaidos. Pavyzdžiui, mašinai neturi nuolaidos. Namų paskolai neturiu. Vaikų mokslams neturiu nuolaidos. Tai ir susideda, kad reikia daug juokauti. Skans šitas. Noriu paragauti. Avietinis. Neragauti. Nereikia daryti. Bet šiaip, Paslėptų reklamų nereikia dėlioti. žinok, esu žiauriai patenkintas, labai laimingas. Labai daug žmonių ateina. Kaip paleidi bilietus, taip išperka visi. Kaip paleidi bilietus, taip išperka visuose miestuose. Tai ir vasarą turėsiu daug pasirodymų, ir Patviro dangum, ir Kaune, ir Vilniui. Tai tie, kas dar nebuvo, atvarykit. O tu buvai? Ja, buvau. Nemokam. Patiko? Kuris baris labiausiai patiko? Tas, kur tu taip saliutuoji. Gal ne tavo programų. Vos žiauriai.
Gal su Žemaitaičiu sumaišiau rinkiminį. Gali būti, žinok. Jo, gali būti. Tai, jo, tai neatsimenu. Tas, kur rodau pagarbą kitiem, ne? Širdį atiduodu. 2 kartus išėlės. Ir sakai, Tesla gerai. Jo. Tesla galviai. Tai, jo, tu uždirbi pinigus, man reikia reklamas daryti. Mūsų kitų klausimų paremė fantazijos. Tai ar... Jo. Tokie guminukai, kur suvalgai, vyrai suvalgai ir pasistoji. Iš karto? Nu, gal erekcija gerai. Ar tik tai gerina erekciją? Aš kai bandžiau, aš žiūrėjau tas nuotraukas, kur dabar rodys, man iš karto buvo gerai ir aš ties paskutinį baigiau, tai aš noriu pažiūrėti, ar tau tai bus. Aš rodysiu. Kiek čia reikia valgyti? Vieną, man atrodo, per savaitę. Bet pažiūrės. Didelis vyrs niek nebus. Ar kažką jaut. Ne. Niekam. Kad nemeluočiau, galiu taip sėdėti. Dar ne. Aš televizijos studijai tokias matau dažnai, žinai, persirenginėje kolegės. Tai mano profesionalumas dar pabeveikia. Man gal netgi ta prieš tai seksualesnė buvo negu šitą nuotrauką. Tokia. Dabar jaučiuosi, lyg žiūrėčiau Čia jau persirengti. nuoga, plikom krūtim. Bet šypsos papai, Ja, žvengia. pliki papai. Nes aš Plikiais papais. Tai šitą baigiau. Tie šitą? Ant papų baigiai? Jo. Čia pažįstam kažką tau? Jo. Google. Bet žinok, neveikia guminukai. Bent jau momentaliai tai ne. Manau, Jo, tai. gal. Čia reiktų palaukti. Biškai paskubėjom, bet gal tikiuosi susimokės fantazijas. Sumokėkit, kad po to nezystų jisai, kad aš čia uždirbu pinigų. Pala gali būti, kad pranukas skambina. Pranukas skambina, atsiprašau. Tai pranukai. Tik jau valgau. Jau valgai. Gerai. Nukrito temperatūra? Pažiūrėsiu dabar. Jo nukrito 3,7 kažkiek. Gerai. Negaliu Gerai, filmuojamės laidą tada. Okay, Gerai, ačiū mažyti. Iki. prašau. Tu aktorius, aš irgi aktorius iš dalies. Nu, vis tiek tam pačiam podė sukamės, kad ir tam pačiam šou biznį. Panašioj skalėje esam. Ar gali suvaidinti tam, pavyzdžiui, pasako kažką suvaidinti, ir ar gali suvaidinti, tarkim, nežinau, Skibidi Toilet, mokėtum Skibidi Toilet. Žinai, kas. Tas, kur kažkas ten išlenda iš tualeto ir kažkas, skibidi toilet. Bet negaliu to daryti, nes mano vaikai jau per nuotolį krinžina nuo šito. Jau vaikam net per... Jau net vaikam per šlykštų yra mano. Skibidi toilet, rizikai darau. Kaip jie ten, barzda. Ja. Visi. Arba galėtum suvaidinti apkūnų žmogų, kuris bando prasimušti komediją, bet jo humorą nieks nesupranta ir kaltina, kad jo laidų kopijota nuo Between Two Ferns. Suprant, čia jau yra rimtas psichologinis vaidmuo. Aš jau pats taip paimti, žinai, ir suvaidinti, tai nėra kažkoks bairis. Tai yra labai liūdno žmogaus istorija. Tai yra labai daug sluoksnių. Tikriausiai tas žmogus yra su dideliu nepilnavertiškumo kompleksu, žinai. Man reikia coacherio, man reikia gero režisieriaus, kuris mane įstatytų į tas vėžes, kuriuose aš galėčiau tada ieškoti to personažo, ieškoti to nelaimingo žmogaus, to vargšo pasimetusio, niekam nereikalingo apkūnaus komiko. Tai čia tikrai, šiaip čia jau tragedija yra. Mano žanras labiau komedija yra. Aš toks charakterinis. Čia reikia daug tokio, aš įsivaizduoju, ten daug toks turėtų būti, žinai, toks, kažkaip, bet, sakau, čia ilgas, sudėtingas procesas tokį vaidmenį išgrinint. Ar gali suvaidinti pokalbį su gelminiais, vizant, kada aš gelminė esu? Galiu. Kas?
Kas yra? Ta prasme, 5:30. Tai gerai, tai aš negaliu miestą pabūti su bernais. Bet jau 5:30 trečiadienis, o tu Nu tai gerai, nu koks jau skirtumas. penktadienį išėjai. Nu tai gerai, kad penktadienį išėjau, o tu kur buvai? Darbų, sakai, turėjai, ką aš turėjau namie laukti, sėdėtojas, laukti. Aš negaliu išeiti pailsėti, gryn orų pakvepuoti Vilniaus gatvėje. Virš visko. Aš gelminė. Taip, gelminė, tu gelminė. Aš įsimylėjau Žiliną Kerbelį. Ką nori tą daryti, bet aš namą jam netiduosiu. Jisai netilptų į tą namą. Kaip? Jisai netilptų į tą namą. Nu, gelminės tokiu humoru. Jeigu tu myli šitaip žmogų, nu kaip tu šitaip gali juokauti apie jį? Ką labiausiai norėtum suvaidinti gyvenime? Norėčiau suvaidinti kokiam nors kokį ryškų personažą su labai daug grimo, kažką panašaus į Golumą. Nu tokį. Kažkokį siaubeką gal. Arba norėčiau viduramžių ryterį kokį suvaidinti, bet tokį ne ryterį, viduramžių kokį nors miesto gyventoją, tokį didelį, bet tokį, kur su žiūrkėm, su šūdais gyvena per maro laikotarpį ir daro intrigėlės. Ir vakare jis grįžta į savo guolį, išsiprausia ir ten su nekaltom mergelėm leidžia vakarus. Tai čia panašiai kaip Dredas. Kaip Dredas. Kaip Vilniaus Dredas. Jo. Ne, visi žinos, bet... O yra gal daiktas. Nu, daiktų gal nenorėtum vaidinti. Keistum daiktų. Prietaisą. Prietaisą kažką. Tosterį, manau, galėčiau suvaidinti. Reiktų spektaklio, kad reikia tosterio. Su kuo reikia permiegot, kad gautum miegančio žmogaus vaidmenį? Kad su kuo reiktų permiegot, kad gautum tokį statisto vaidmenį, ne? Nežinau, gali pabandyti. Blema, gal net nereikėtų permiegot, kad gautum Nu, vaidmenį. bet reikia vis tiek turėtų pažiūrėti, kaip tu mėgi, kad gautum miegančio žmogaus vaidmenį. Gali tiesiog atsigult prie teatro ir miegot, kol kažkas tave pastebės. Gedimino prospekte, pavyzdžiui, prie Nacionalinio dramos teatro. Šalia Kuršunovo. Šalia Kuršunovo, kol penktadienį vakare prieini vyno kur nors. Pakrisk. Ne, čia jau šizofrenija. Mes šitam sezonui turim žuvies klausim. Žuvis išmet lapelį ir paskaitom ir Ok, nice. taip visiškai nekontroliuojam, galbūt kažkoks Ne, klausimas. ne tavo klausimas, žuvies. Jo, ne, mano čia. Sveikas, man tai es. Sveika žuvie. Tik Lašiša vardas, bet Lašiša. su ilga. Su I. Ja, Lašiša. I. Bet čia ne Lašiša, aš Nežinau. aiškinau daug kartų, bet tikriausiai nežiūrėjau. Tikiuosi nesupyksit, bet turiu klausimą apie jūsų šeimą. O čia jau toks nepatogus klausimas, Mackevičium gal. Ar nėra jūsų vaikams sunku lietuvių kalbos pamokas dėl visų skyrybos ženklų? Tenka pasėdėti papildomai. Skyrybos ženklai ir tėvam buvo neįkandamus. Flashbackai pamačius kablelį. Taip. Aš taško niekad nededu, pavyzdžiui. Nes nežinau, kada padėti. Tritaški. Tritaškis krepšiniai yra daugtaškis literatūrai, gramatikoje. Ir dabar reikia taip. Žinau, kad sportuoji daug. Nu kažkiek. Ar randi laiko su realium?
Randu. Ar susėdat visą šeimą prie televizoriaus vakarais? Tikrai taip. Paprašo netgi vaikai, kad parvežtų gelminę, pavyzdžiui, iš parduotuvės surelių. Arba tėveliai nupirk surelių kokiu nors. Bet čia nėra nei vieno. Ai, nu va šitie man labai patinka sureliai. Nors visi šiaip neblogi. Ir Vilvi geri. O, ir Karumsi. Šiaip šitie tokie jau epiniai. Biškai brangiai. Nu, ten pigiausias O kleveras. šitą nežinau. Čia už 12 centų. Čia Lidlo, ne? Ar ne? Ne? O tą grėtinę kam čia pasidėjęs? Ir dar tokia netikra. 12%. Mėgstam surelius. Ir mėgstam visus, ir Nikštuką, ir Magiją, ir Pols. Čia, žinai, kas pirmi pasiūlys kontraktą, tą labiau mėgsiu. Nes aš galvojau, jūs vis tiek nepaprasti žmonės nevalgot surelių, kaip mes paprasti, jūs gal Mes esam paprasti žmonės, žinau. guliašą valgot tokius su bulbom. Mes Ne. startuoliai, mes guliašą valgom. Ne. Mes netgi belešus valgom kartais. Tai va, Važiuojame į Rietavo turgų, paprastų žmonių, nu tokie, kur, jeigu tu jau galvoji, kad esi nepaprastas, pradedi sėdą taip, žinai, kelt, nuvažiuoji į Rietavą, ypač Žemaitijoje mes turim tokį. Rietavo turgų nuvažiuoji, pastovi ant kartoninio lapo, suvalgai belešą ir supaprastėjai labai greitai. šiaip koks būni namie, ar lygiai toks pats, koks televizoriai? Ne, aš būnu labai Ten rebiai, piktas. Stankydė, nebūna taip. Ne, aš būnu labai toksai pavargęs visada, būnu zyzlo, toksai irzlus. Pareikiu kartais ant savo visų, kas neramiai būna namie. Despotas aš esu. Gaslightinu visus, terrorizuoju. O pavyzdžiui, kai parduotuvėje apsipirkinėjai ir prašo nuolaidų kortelės, tu tiesiog sakai Stankydė 15. Sakau, va mano nuolaida. Ja, ir duodu nuolaidą. Bet niekada neduodu. Neveik. Keista, jeigu veiktų. Nu, šiaip bairis būtų. Bairis būtų, jeigu savitarnos pasakai pavardį ir nuolaidų duodu. Ai, nu, arba jeigu suvedi tiesiog. Ir paskui dar afiliat gauni. Ne? Ne, aš norėjau normalų interviu padaryti, bet tas žuvies klausimus išmušė. Bet gerai šiaip. Nes jeigu geras podcastas turi hipotetinį klausimą visada duoti. Nebūtinai. Bet čia geras podcastas. Tai, Nu, bet čia jau turi geriausias, nebe. tai jau hipotetinis klausimas. Ne? Davai. Ant skardžio krašto kabo du radistai Jonas Nainys ir Rolandas Mackevičius. Gali išgelbėti vieną, kurį išgelbėtum ir kokie tavo paskutiniai žodžiai būtų Jonui Nainai. Arrivederci. Gal tik tu, Jonai, viskas gerai, tu nemirsi, čia viskas žilno gal Ne. vyksta. Ne. Mane jau pastatė šitą scenarijų, aš jau jam užlipęs ant piršto esu, su kulnais. Tai pabaigai turim dovaną, kadangi tu viską turi ir gali nusipirkti, bet Prans, tavo vaikas gal negali viską nusipirkti. Tai aš jam sakau, gal fotoaparatas, tarkim, naujas praversti. Geras fotoaparatas. Gal panaudos vaikas. Čia yra pranukoje, ne? Su tokiom pigiom dovanom. Arba Samsung telefonas naujas. Samsungas. Susikišk savo Samsungą, va. Telefoną nežinai, kas yra. Va. iPhones. Žiūrėk. Burga degliukusi. Nieko neatsitiko. O pažiūrėk Samsungas kur. Tai baigiam epizodą. Ačiū, kad atėjai. Gaila. Brangiai laida kainavo šit. Į vandenį dabar tikrai nebeveiks. Ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokit, mokėkit pinigus Patreon'e.
brangiausių planų imkit. Sustiksim kitą laidą. Tikiuosi greit atsipirks šitą laidą. Ačiū. Atrašinė turėjau, Pranai. Sunervinai, žinok, su to fotoaparatu ir su telefonu. Jokiais būdais neimk jokių narkotikų.